Noriu pasidalinti su visais, kuriem dabar galbūt yra sunku. Sunku fiziškai, emociškai, dvasiškai. Ir gale pasidalymo aš pakviesiu visus sugrįžti į kūną ir pajausti palengvėjimą. Taigi pradėsiu nuo to, kad tikriausiai pakviesiu visus išeiti iš užburto rato. Kas yra užburtas ratas? Kai mes dirbame, siekiame tikslų, keliaujame, norime galbūt atrasti, nežinau, kažkokį tai pagyrimą, atrasti kažkokį tai savo unikalų veikimą, pasiekti kažkokių rezultatų, norime būti vertinti, norime būti geri. Taip užsisukam, tai yra toks vienas kraštutinumas, kada mes labai stipriai nukeliaujam į savo veiklą. Kitas kraštutinumas, kada mes labai nuo viso to pervargę, tiesiog kaip aš sakau, išsigręžę, mes nukeliaujame, norime poilsio, atostogų nebegaliu. Ir ten nukrentame ir bandome ilsėtis. Ir mums nesimokosi, niekaip neišeina ilsėtis ir kitą kartą, kurie žmonės, sakykime, tam ritme gyvena, labai daug savo veikloje, jie nukeliavę į tą poilsį, jų visam organizmui yra begaliniai didelis šokas. Ir jis nesugeba niekaip atsipalaiduoti, nes atrodo, kad atsipalaiduoti jisai sugeba tik tai savo toje aplinkoje, kur daug streso ir daug įtampos. Tai kaip atrasti tą vidurį, kaip išeiti iš to užburto rato, ar ne? Suprasti, jog yra etapai gyvenime. Iš tiesų. Pradžioje, kol esame maži, mums norisi saugumo šalia tėvų, toliau norime atsitraukti nuo tėvų, būti suaugusiems tokiems laisvės, vėliau išeiname, trokštame, siekiame kažkokių tikslų, vėliau krizės kažkokių tiesiog amžiaus tarpsnių norime tylos, laisvės, atsitraukimo. Ir va tas visą laiką yra ciklai ir yra gyvenimo augimas, procesas ir tai yra labai gražu. Tai va gal kiekvienas mes ir atpažinti galime save, kuriam dabar esame etape. Ir žinoti, kad jeigu mes keliaujam, jeigu mes einam, mes prieisim. Tik labai svarbu norėti atkeliauti į tą harmoniją, į pilnatvę ir neužstrigti kažkaip turint savo kažkokių klaidingų įsitikinimų, ar ne, kad dabar toks metas, arba dažnai žmonės nusivilia gyvenimu ir sako, toks jau mano gyvenimas, jau man taip skirta, jau man taip lemta. Kiti, kas gilinasi į įvairiausius astrologinius, numerologinius, įvairiausius gilesnius dalykus, ar ne? Ir žino, kad dabar yra toksai periodas, kada galbūt yra antiek jaučiami dangaus kūnai, kad mūsų organizmas ir mūsų esatis visą tai jaučia. Ir labai svarbu žinoti tą informaciją, turėti, bet gyventi savo gyvenimą. Ir kai sužinai tą informaciją, tiesiog suprasti, kad ne tave valdo gyvenimas, o tu jį kūri. Ir labai gerai žinoti tam tikras informacijas, bet labai svarbu yra prisimti atsakomybę už tai, kad aš esu kūrėja savo gyvenimo. Ir aš jeigu žinau, kad dabar yra toksai sunkesnis periodas,
tamsesnis. Vadinasi, aš bandau atrasti savo kasdienybėje ilgesnius galbūt sustojimus. Bandau įvairiausiais būdais galbūt išeiti pasivaikščioti daugiau tomis dienomis į mišką. Galbūt nueiti molio palipdyti. Galbūt patapyti. Pabūti labiau lėtesniam savo gyvenimo laikotarpyje. Tam, jog viską išjausti, pabūti su savim, niekur nieko nenustumti. Ir galbūt išgirsti, ką šaukiasi. Nes labai dažnai mes norime nustumti, o gyvenimas yra, kaip ir pasakojau, tie gyvenimo etapai. Mes juos turime praeiti. Ir kuo daugiau mes stumsime nuo savęs baimę, kuo mes daugiau nuo savęs stumsime tokius dalykus neigiamus, kurie galbūt mus skaudina, mums labai jautrus, kuo mes juos greičiau priimsime, tuo greičiau mes priimsime save ir gyvenimo skirtingus etapus ir patį gyvenimą. Todėl, kad gyvenimas susideda iš įvairiausių etapų. Todėl, kad gyvenimas susideda iš įvairiausių tavo išgyvenimų, situacijų ir kaip svarbu jas išgyventi pilnai. Kaip svarbu nieko nenustumti. Kaip svarbu būti savo gyvenimo kūrėju. Ir visą tai priimti, bet suprasti, kad tu nesi nei emocijos, kad tu nesi nei tavo mintis, kad tu nesi vien tik fizinis kūnas, arba vien tik dvasinis kūnas, arba kažkas, tu esi visuma. Ir tu esi galia. Tai labai labai svarbu. Išmokti būti toj visumoj ir susikurti savo harmoniją, savo gyvenime. O tam padeda, iš tiesų padeda sustojimai. Taigi aš tave labai dabar pakviesiu, jeigu tu esi virtuvėje, kažkur vaikštai, galbūt važiuoji, kviečiu sustot. Tiesiog paimt ir sustot. Nieko nebedaryt, nebegalvot. Tiesiog kur esi, sustok. Gali užmerkti akis. Ir tiesiog susitelkti savo kvėpavimą. Ne gilų, ne kažkokią tai techniką. Tiesiog jausti, kaip tavo kvėpavimas, kaip tu įkvėpi, iškvėpi. Gali pastebėti savo kvėpavimą labai lengvai, susitelkiant į nosies galiuką. Ir tiesiog pastebėti ramiai savo kvėpavimą. Pajausti jį galbūt visame kūne, krūtinėje. Pajausti, kaip tavo pilvas įsipučia ir vėl subliūkšta. Tiesiog pastebėti savo kvėpavimą. Ir jei taip leisi savo į dieną, bent keletą kartų trumpam sustoti
nusitraukti nuo savo minčių srauto, nuo savo veiklos, nuo bet ko, ką darai. Tiesiog sustoti ir pakvėpuoti, tiesiog pastebėti. Tu karts nuo karto vis labiau ir labiau sugrąžinsi save į dabarties akimirką. Tai čia toks trumpas sustojimas ir mano pasidalijimas, kuris galbūt tau padės praplėsti savo šios dienos, galbūt sunkesnės dienos matymą. Sau ramiai sustoti, galbūt leidai, galbūt dar leisi. Gyvenime yra visko ir tai yra dovana. Yra ir pakilimų, ir nuopuolių. Bet iš ties labai svarbu yra išmokti gyventi ne kraštutinumais, ne kada didelė laimė, didelė nelaimė. Dabar džiaugsmo kupinas mėnesis, o dabar gilus juodas mėnesis. Ir toksai nugrimsti kažkur, kaip yra svarbu išmokti prieiti kitos harmonijos ir susikurti savo gyvenimo kasdienybę, nes iš kasdienybių susideda gyvenimas, ne iš atostogų ir ne iš veiklos. Tai yra dar, kas yra iš tiesų mums visiems svarbiausia, pasirūpinimas savimi, pasirūpinimas savo šeima, savo aplinka, vaikais, namais, maistu, kas yra be galo svarbu. Pasirūpinimas savo išraišką į išorę, į pasaulį. Todėl taip svarbu yra nesureikšminti veiklos, nesureikšminti atostogų, nesureikšminti tam tikrų malonumų, sureikšminti patį gyvenimą ir mokytis jų kurti. O su mano video noriu prisidėti prie to, skleisti tą žinutę ir prisidėti prie edukacijos. Mokytis, kurti savo autentišką gyvenimą, kuris yra mūsų visuma. Iki.